Verslumo idėjos tvarioms bendruomenėms kurti. Captain's Walnut Farm riešutų ferma yra šeimos verslas ir vertingas tvaraus verslumo kaime pavyzdys. Jei būsite netoliese, šeima lauks jūsų savo ūkyje Mugloje. Kapitono graikinių riešutų ūkis. Mūsų vizija – vadovautis besikeičiančiais mitybos poreikiais, didinant rankų darbo maisto produktų, gautų iš vietinių ir protėvių sėklų prieinamumo mūsų šalyje. Taip tvariai populiarinant gerą ir tinkamą mitybą. Pagrindinė misija, kurios imamės tiek regione, tiek mūsų krašte – gaminti švarius, rankų darbo maisto produktus, formuoti savo produktus pagal visuomenės, kurioje gyvename poreikius ir ugdyti mitybos įpročius tvariu būdu mūsų šalyje, atsižvelgiant į pagarbą gamtai ir žmogui. Tarp mūsų vertybių yra ir tai, kad savo gamybos procesuose vadovaujamės senosiomis žiniomis, kurios yra šimtmečius kauptos mūsų protėvių. Jomis dalijamės ir didiname informuotumą. Kodėl Kapitono riešutų ferma? Pavadinimas mums reiškia labai daug. Mūsų tėvas jūrininkas turi graikinių riešutų, kuriais rūpinasi kaip savo vaikais jau daugiau nei 20 metų. Buvome maži, užaugome, pradėjome verslą ir kažkuriuo metu norėjome investuoti. Pirmas dalykas, kuris mums atėjo į galvą, buvo pasodinti daugiau graikinių riešutmedžių. Mūsų šeima augo, mūsų medžiai augo. Ir mes nekantriai laukiame dienos, kai susitiksime po vienu stogu. Esame dvi seserys. Mano sesuo Halė yra žemės ūkio inžinierė ir visą savo laiką skiria tam, kad užaugintų skanių ir kokybiškų produktų. Selin su vyru Uru dirba statybų srityje. Gyvendami Katare dirbtinių parkų ir įdomios architektūros bokštų šalyje, jie nusprendė sukurti žemės ūkiu paremtą verslo modelį. Selin sako, šiais laikais visi gyvena greitą gyvenimą ir svajoja nors akimirksnį sustoti. Daugelis mūsų skundžiasi įtemptų tempų, įtemptomis ir ilgomis darbo valandomis, pragyvenimo išlaidomis, oro tarša ir vartotojiškumu. Dažnai svajojame persikelti į ramų miestelį, visą dieną žvejoti paplūdimyje, atidaryti nedidelę kavinukę arba keliauti po pasaulį. Mes taip pat turėjome didelę svajonę ir ji išsipildė. Tyrinėjome, skaitėme ir supratome, kad mūsų turimi gamtos ištekliai sparčiai nyksta. Nyksta augalų, gyvūnų rūšis, sparčiai didėja gyventojų skaičius, kyla pastatai, mažėja gyvenamieji plotai, o tuo pačiu tampa sunku maitintis, apsirūpinti švariu oru ir vandeniu. Atlikdami tyrimą atradome 2010 m. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos paskelbtą ataskaitą. Ataskaitoje teigiama, kad per ateinančius 50 metų mums gali tekti kovoti su skurdu dėl sparčiai mažėjančių gamtos išteklių. Be to pasaulyje sparčiai mažėja bendras miškų skaičius. Jei tokios yra 50 metų prognozės, pradėjome nerimauti dėl savo anūkų gyvenimo sąlygų. Nusprendėme problemą perimti į savo rankas nedideliu mastu. Pasitelkę akademinės brolio, kuris yra žemės ūkio inžinierius žinias ir praktinę tėvo patirtį, nusprendėme, kad mūsų verslas bus žemės ūkis. Pasirinkome graikinius riešutus, nes mūsų šalis yra graikinių riešutų tėvynė. O mes esame graikinius riešutus auginančio tėvo vaikai. Nusprendėme, kad tai bus efektyviausias mūsų indėlis į ateitį. Tai prasidėjo mūsų istorija, kurią pavadinama tėvo vardu. Kapitono riešutų ūkis. Gaminant ką nors palikti ateičiai, patikėkite, yra labai gerai.
Mūsų įvairūs vaismedžiai, daržovės, užaugintos iš vietinių senelių sėklų, laisvai laikomos vištos, visa tai tapo mūsų šeimos dalimi. Nusprendėme, kad tai bus efektyviausias mūsų indėlis į ateitį. Tai prasidėjo mūsų istorija, kurią pavadinome tėvo vardu – Kapitono riešutų ūkis. Nėra nieko geriau, kaip ryte pusryčiams valgyti ką tik iš lizdo surinktus kiaušinius. Rinkti šviežius graikinius riešutus nuo šakos ir ingredientų salotoms po vieną iš sodo. Gerti liepų arbatą renkant ir džiovinant jas, o žalumynus iš sodo rinkti rankomis. Žinoma, būtina atsižvelgti į sudėtingą darbo programą ir sąlygas, bet patikėkite, šie nuovargiai jaučiasi kaip vaistas po šiandieninio skubančio ir įtempto gyvenimo.